Taip, tai televizija TV3 ir ne tik TV3, visa bendrovė jūsų pirmoji Lietuvoje iš visų televizijos kanalų, šiaip žiniasklaidos priemonių paskelbė, sukūrė etikos kodeksą. Gal galima sužinoti, kodėl būtent dabar ir būtent jūs, ar čia ta lyderystė įprastinė, ar dar kokios nors priežastys? Iš dalies tai yra lyderystė, bet iš dalies tai yra suvokimas, kad būtina tokius dalykus turėti. Viena vertus yra įstatymas, kuris aiškiai sako, kad kiekvienas rengėjas informacijos turi tai turėti. Kitas dalykas, mes jau seniai dirbom ties to klausimu, nežinau, 1,5 metų koks yra projektas, tas etikos kodeksas. Pradžioje mes apie tai šnekėjome LRT formatu. Tačiau nusprendėme, kad daug greičiau, galima tai ir galbūt iš dalies paprasčiau, galima tai realizuoti vienos kompanijos formatu. Tai buvo tokia politinė valia ir po truputį dirbdami mes kaip ir paleidome tą mechanizmą. Ar galima sakyti, kad iš dalies ir bendrosios etikos komisijos sprendimai lėmė, kad tas procesas paspartėjo? Iš tikrųjų, aišku, galbūt gali susidaryti toks įspūdis, bet, kaip ir sakiau, darbas ties to etikos kodeksu prasidėjo prieš 1,5 metų. Ir bet kokiu atveju mes turėjom politinę valią, kad turėti tokį etikos kodeksą. O tie sprendimai, kurie buvo, aš manau, kad jie galbūt netgi ir šiek tiek trukdė, nes tiesiog, kad nukreipdavo mūsų dėmesį nuo to tokio metodiško darbo, nes vis dėlto etikos kodeksas yra pakankamai didelis projektas, nes reikia reflektuoti patirtį, išsiaiškinti kitų kolegų mintis, pasižiūrėti geriausius pavyzdžius. Tai tokia būtinybė atitraukti dėmesį ir kažkaip žiūrėti tai, kas vyksta, jis iš tikrųjų netgi šiek tiek trukdė. O kiek lėmė ir padėjo, galbūt kuriant šį kodeksą, koncerno MTG patirtis, sakykime, ar ir kituose padaliniuose yra tokie panašus kodeksai, ar yra kokia nors praktika iki šiol buvusi, ar jeigu tokia praktika yra galvojama kažkaip tos standartus praktiškai kažkaip įdiegti Lietuvoje, nes Lietuvoje, tų kodeksų, kadangi nebuvo tokių, tai patirtis reikalinga be jokios abejonės užsienio. Mes iš ties konsultavome su mūsų koncernų ir žiūrėjome, kokios yra tos bendros taisyklės, nes vis dėlto tai yra didelė kompanija ir turi tą visą model responsibility politiką ir panašiai. Tai mes perkeliam ir žiūrėjom, kokios yra tos idėjinės nuostatos. Ir tas atsispindi mūsų etikos kodekse, nes pats taip pastebėjote, kad mes nebijom to sakyti, kad mes esam televizija, kuri veikia ir pramogų srityje, kad mūsų verslas yra susijęs ne tik su informacija, bet ir su pramoga. Nes Lietuvoje vis dėlto kažkaip suvokiama, kad televizija tai yra tai, kas yra vien tik tai apie informaciją ir bijoma pasakyti, kad tikslas pateikti kokybišką geriausios prabos pramogą yra kažkoks tai netoks. Tai TV3 televizija nuo pat pradžių ir visas koncernas MTG sako, kad mes esam tam tikra laisvalaikio leidimų ir pramogos forma, taip pat ne tik informacija. Ar tas žodis pramoga, iš tikrųjų, kuris daugelį gąsdina, ypač žiniasklaidoje dirbančius žurnalistus, dažnai jie bando purtytis šito žodžio, lyg jis būtų koks nors nešvarus, negražus. Jūsų koncernas atvirai ir šiaip žiūrovam deklaruoja, kad pramogos yra svarbi dalis ir kodekse tai atsispindi. Ar šita drąsa jūsų iš tikrųjų paremta tuo, kad tiesiog atvirai dėstote tai, kas yra, ar vis dėlto kažkas ir daugiau nulėmė? Tai yra tai, kad mūsų auditorija galbūt jau nesibaido šio žodžio, tai baisiai, kaip tarkim tai buvo prieš 10 metų? Ne, aš manau, kad tai yra mūsų kompanijos ir mūsų tų regioninių arba tų televizijų arba tų veikiančių regionuose kompanijų viena iš pagrindinių idėjų, nes MTG kanalai, TV3 kanalai Skandinavijoje jie atsirado kaip alternatyva tiems valstybiniams transliuotojams. Ir jie buvo patys pirmieji kanalai, kurie tiesiog užėmė tą pramogų nišą ir pateikė žmonėms pramogą. Tai Lietuvoje taip pat jie atėjo su tą panašią mintim. Ir šitoje vietoje
man atrodo, kad yra labai svarbu tiesiog pasakyti žiūrovams, kad tas įsivaizdavimas televizijos, turint galvoj, net nežinau, sovietinius laikus, arba įsivaizdavimas, kad televizija yra vien tik tai informacija, žinios. Aišku, man kaip žinių tarnybos vadovui galbūt ir norėtųsi, kad tai būtų žinių daugiau, bet pasakymas, kad tai yra pramoga ir kad tai reikia žiūrėti iš tikrųjų šiek tiek per pramogų pasaulio akinius, tai yra, sąžiningas elgesys su žiūrovu. Sigitai, dar toks paprastas klausimas. Iš tikrųjų, kodeksas atneša tam tikrus naujus dalykus be jokios abejonės. Žmonės reikės paruošti, mokyti. Ir nors kolektyvas susiformavęs seniai, bet kokios vertybės naujos, jos taip lengvai per dieną nepasidaro. Kaip planuojat praktiškai? Klausimas, jeigu jis yra rimtas, jeigu jis yra aktualus, jeigu jis yra pagrastas, jis keliauja į etikos tarybą. Etikos taryba susideda iš 7 asmenų, profesionalų. Mes juos suvokiam kaip ekspertus ir būtent šitam ekspertiniam formate turi vykti tą diskusiją ir gimti rekomendacija kompanijos administracijai. Arba rekomendacija, jeigu tai yra preventyvinis klausimas, rekomendacija konkrečiam žurnalistui ar informacijos rengėjui, arba vėlgi tam pačiam administracijos nariui. O pats minėjai apie tai, kad savireguliacinė sistema, kuri kurta Lietuvoje bendrai visai žiniasklaidai prižiūrėti, jinai labiau panašiai baudžiamąją. Tavo nuomonė, kas galėtų pakeisti požiūrį, sakykime, ar tai, kad jūs savo kompanijoje įdėkite tokį kodeksą, kitos televizijos, laikraščiai turėtų savo tokias savireguliacijas, galėtų iš esmės pakeisti požiūrį visų, visuomenės, valdžios, pačių žurnalistų į savireguliaciją? Savireguliacija vis dėlto yra vidinis procesas. Tai yra žiniasklaidos priemonės, jos turi suvokti svarbą, jos turi tam skirti dėmesio, turi turėti politinės valios, turi suvokti atsakomybę savo. Ir šitam komplekse, jeigu visi tie dalykai suvokimi, jeigu tam skiriamas tam tikras resursas, nes iš tikrųjų laiko resursų, pastangų resursų tam reikia skirti, tai tada ir, aišku, reikia turėti politinės valios vis dėlto įsiklausyti į tos savireguliacijos institucijų sprendimus arba pasiūlymus. Tai aš manau, kad tai priklauso vis dėlto nuo tų žiniasklaidos bendruomenės aktyvumo ir noro ir pastangų. Nes pastangos čia turbūt yra svarbiausias žodis. Nes kai iš principo tu kaip ir tą savireguliacijos mechanizmą apibrėži įstatymų, susikuria kažkokios institucijos, susirenka ten žmonės, kurie netgi kartais su žurnalistika nėra labai taip susidūrę smarkiai, tai gaunasi formalus procesas. Tai turi eiti iš vidaus, o ne iš išorės ar iš viršaus. Kaip manai, tas savireguliacijos suvokimas, ar dėl to didžioji problema yra Lietuvoje, turbūt ne tik žiniasklaidoje, bet ir politikoje, matyti visur kitur, kad baudimas atsiranda tik dėl to, jog tie, kas pakliūna į kažkokią probleminę situaciją, ne visada taiso savo klaidas, ne visada atsiprašo. Žiniasklaidai dažniausiai priekaištavimą, kad, pavyzdžiui, paneigimų nėra laikraščiuose beveik, nėra atsiprašymų dėl klaidų ir tada vis bandoma griežtinti atsakomybę. Ar žodis atsiprašau iš tikrųjų galėtų būti pagrindinis veiksnys, kuris padėtų savireguliacijai efektyviau veikti tais atvejais, kai iš tikrųjų atsitinka vienokia ar kitokia klaida? Tai klaidų pripažinimas, jisai veda į priekį, jeigu tu pripažįsti ir tiesiog stengiasi toliau nedaryti. Čia ir mūsų pagrindinė kompanijos viena iš idėjų, kad žmonės daro klaidas, bet jeigu jie mokosi iš jų, tai tu žygiuoji į priekį. Tai be jokios abejonės, dabar viena iš problemų yra tai, kad žiniasklaidos kompanijos labai dažnai tiesiog bando nuneigti netgi paprastas klaidas. Aš manau, kad pripažinimas klaidų jisai padeda žygiuoti į priekį ir jis netgi formuoja tam tikrą pozityvų ryšį tarp žiniasklaidos priemonės ir skaitytojo ar žiūrovo. Nes tada žiniasklaidos priemonė tampa artimesnė skaitytojui ir žiūrovui.
tiesiog nuimama nuo to tam tikro postamento ir suvokiama, kad tai yra normalus procesas, dirba normalūs žmonės, kurie klysta, kurie kažką padaro ne taip, bet jie tiesiog yra atsakingi ir stengiasi, kad taip nebūtų. Naujasis TV3 sezonas prasidėjo nuo kelių žinių. Viena vertus jau minėtas etikos kodeksas atsirado kompanijos viduje ir viešai pristatytas. Kita vertus pati programa naujoji pristatyta kaip programa, kurioje bus daugiau šviesos, jeigu taip galima išsireikšti. Kaip trumpai apibūdintumėt, kuo skiriasi TV3 2011 metų rudenį nuo TV3, kuri buvo 2010 metų, pavyzdžiui, rudenį arba 2011 metų pavasarį? Tiesiog tas sezono šūkis, jis tikrai neatsirado lygioj vietoj. Mes tikrai norime žiūrovams pateikti daugiau tos pozityvesnės informacijos. Be jokios abejonės, čia yra tam tikrai dilema, nes mes nenorim konstruoti pozityvesnio vaizdo, negu jis yra, nes tada tai būtų vėlgi iškreiptas vaizdas. Tarkim, žiniose pateikti šviesias žinias yra labai sunku, nes gyvenimas yra toks. Kitas dalykas, žinios jos yra apie įvykius. O įvykiai dažniausiai būna, blogi, turi tam tikros sensacijos momentą ir panašiai. Tai yra įvykiai esmė. Geri dalykai tiesiog plėtojasi ir aišku, kartais stebuklo būdu įvyksta kažkokie ir geri įvykiai, jie tada tampa naujienomis. Tai ką mes norim daryti, mes iš tikrųjų ir su kolektyvu, ir su tais žmonėmis arba kompanijomis, kurios iš išorės mums teikia produkciją, mes kalbėjome apie tai, kad yra visuomenėje poreikis pozityvo. Mes norime tai daryti, mes norime kreipti dėmesį į gerus dalykus taip pat. Ir man atrodo, kad šita šviesumo mintis, jinai šiek tiek jau pas mus realizuojasi, nes kiek aš mačiau, tai žmonės bando mąstyti pozityviai. Tai aš tikiuosi, kad tas pozityvus mąstymas ir šnekėjimas, jis bus realizuotas ir mes turėsime šiek tiek to šviesesnę programą ir daugiau pozityvių dalykų. Ir paskutinis klausimas susijęs su tokia šiek tiek perspektyva tolimesnė. Daug kas jau dabar pradėjo kalbėti, kad laukia vėl pasaulinė nauja ekonominė galima krizė, arba bent jau Europoje, žiniasklaidai gali sunkėti gyvenimas. Ar tai, jog iš tikrųjų žiniasklaidai gali pasunkėti gyvenimas dėl reklamos mažėjančios ir visa kita, nereikš, kad jūs atsisakysit, sakykime, savo vertybių, kurias iš tikrųjų dabar pradėjote įdiegti visiškai kitam lygmenį? Aš esu įsitikinęs, kad visi žmonės, kurie dirba mūsų kompanijoje, jie tiki tuo, ką daro. Tai atsisakymas reikštų tai, kad mes turime dirbti prieš savo principus ir prieš savo valią. Aš tiesiog noriu priminti, kad daugelį sričių mes esam lyderiai, tarkime, susitarimas su partijomis dėl politikų nebuvimo pramoginėse laidose. Vėlgi, tai buvo mūsų ir kitų mūsų asociacijos narių idėja, bet mes ją realizavom. Ir jinai yra natūrali, jinai kylanti iš mūsų. Kas mus neramina iš tikrųjų, kad tarkime Lietuvoje krizės laikotarpiu labai padidėjo tų valstybinių pinigų reikšmė. Tas mechanizmas, kaip per valstybinės institucijos buvo perskirstyta tos europinės lėšos skirtos informavimui, jos šiek tiek galbūt iškreipia vis dėlto žiniasklaidos esmę. Ir turint galvoje, kad didėja valstybinių pinigų reikšmė ir kartu didėja valstybės spaudimas, ypač televizijoms, tai atsiranda tokia situacija, kai įvairiems veikėjams atsiranda galimybės vis dėlto veikti turinį. Tai mes iš tikrųjų norim atkreipti tai dėmesį valstybės institucijų. Tačiau krizė jinai gali takoti galbūt tai, ką mes pasiūlysim žiūrovom. Krizė tiesiog neleidžia realizuoti visų tų didelių planų, kuriuos mes turime. Mes, aišku, stengiamės kelti tą kartelį ir, tarkime, tas mūsų sezono atidarymo renginiai, mano nuomonė, jie vėlgi yra visiškai kokybiški ir verčia visoms Lietuvos televizijoms pasitempti, galvoti šiek tiek kitaip ir atsisakyti to tokio provincialumo.
Tai vat krizė iš tikrųjų nulėmė galbūt greitį, per kiek mes galime įgyvendinti savo tos planus ir ambicijas, ką mes galime pateikti žiūrovui. Bet mes tikimės, kad vis dėlto tas pozityvus siekimas, tas kokybės siekimas, jisai išliks ir krizė nesutrukdys čia planams. Sėkmės darbas.